Sveiki vaikai. Taigi, čia yra mūsų jau trečias susitikimas. Jau smagu, artėjom prie gyvo susitikimo su jumis. Ir kaip ir žadėjau, per trečią susitikimą mes su jumis bandysim nufilmuoti video be veido. Tai, kas nebuvo, gal kas nematė antro susitikimo, tai antram susitikime mes filmavom tokį kaip for fun video, kur matėsi mūsų veidas, bet nešnekėjom. Dabar mes darysim visiškai be kalbų, visiškai be veido, toks kaip, net nežinau kaip paaiškinti, tai parodysiu, jūs viską pamatysit patys. Aišku, video kaip ir antram sakiau susitikime, taip ir dabar sakau, galit keisti idėją, galit keisti šiaip visą formatą absoliučiai. Aš dabar jums parodysiu, ką nufilmavau aš ir kaip aš nufilmavau ir kaip sumontavau. Tai gerai, dabar visų pirma aš pašėrinsiu ekranu. Tai dabar jūs matot video, ką aš nufilmavau. Kitoks, grinai, vat kas galva atėjo, tai tą ir nufilmavau. Žiūrim. Po karštą. Ne? Irgi karštas, ne? Nu, čia toks, grinai, ką sugalvojau, tą nufilmavau. Nes kai kurie prašė, kad nebūtų video be veido, šiaip aš visada filmuoju video su veidu, absoliučiai kažkaip prikolai, toks man pirmą kartą toks buvo kaip išbandymas, tai kas pavyko, tas pavyko. Tai gerai, tai čia mes matom, kad video susideda iš šiek tiek daugiau kadrų, nei praeitą kartą, mes praeitą kartą, man rodos, 9 kadrus filmavom, dabar šiek tiek daugiau, bet kokia esmė šito video? Kuom šiaip jis skiriasi nuo praeito video? Tai tuom, kad praeitam video mes pastatom, mes filmuojam, mes ten šnekam ir tas visas epizodas, kur mes šnekam, mes ten apkerpam ir įdedam. Čia yra daugiau epizodų, bet jie labai labai maži. Jeigu matot, čia 1 sekundę vienas epizodas. Tai prasme, čia viskas labai greitai, viskas pereina. Tai šiaip filmavimas nieko nesiskiria nuo praeito. Absoliučiai beveik nieko nesiskiria. Mes taip pat filmuosim, tik mes kirpsim šitiek daugiau, nes mes turim išlaikyti dėmesį. Mes turim išlaikyti žiūrovų dėmesį, tam, kad išlaikyti, tai mes šitam video turim padaryti daug mažiau epizodų. Tai, pavyzdžiui, pirmas epizodas, kad mes ateinam. Taip, viskas, čia jau baigėsi, čia praėjo 1 sekundė, čia 1 epizodas. Tai irgi, jis paima telefoną, filmuojat savo kojas, kaip jūs ateinat. Jūs galite filmuoti, pradėti šiek tiek anksčiau. Prasme, jūs iš kažkokio kambario, pavyzdžiui, išeinat ir užeinat. Irgi čia gali būti kaip 2 atskiri epizodai. Jūs išeinat iš kambario, įeinat į kitą kambarį. Kodėlgi ne? Jūs įeinat, jūs nufilmuojat, kad įeinat, taip? Pavyzdžiui, toliau, 2 epizodas. Irgi, viską filmuokit į kamerą, mes viską po to sumontuosim. Tiesiog filmuokit, nieko kol kas nemontuokit, tiesiog filmuojam. 2 epizodas, taip, aš atidarau šaldytuvą, paimt pieną. Kokia ši video esmė? Esmė video šito buvo ta, kad kaip mes dažniausiai kažką ten šildom ir karštai, ypač šis batonas karštas, taip, tu išėmė, tu negali jį išildyti, jis žiauriai karštas. Tai čia tas pats, kažką, ką galima šildyti, kažkokį ten lėkštę su maisto, taip, lėkštė karšta, po to jūs negalite 100 lėkštės ir gali būti lėkštė. Aš čia, pavyzdžiui, paėmu pieną, taip, kaip dvaro pieną, reklamą dabar išeina, bet ne. Tai pieną, taip, atidarau šaldytuvą, pasiėmam pieną, viskas. 2 epizodas baigėsi, jis irgi sekundinis, ten sekundė, 1,5 sekundės praeina, tai tas pats, paėmė telefoną, kažką atidaro, galit filmuoti, ką aš filmavau, galit, aš tik už, kad jūs pakeistumėt, kad jūsų idėjas aš pamatyčiau, nes vis tiek mes aš jūsų video žiūrėsiu, visai būtų fainai, kad jūs kažką pakeistumėt. Jeigu ne, prašom, galit filmuoti, ką aš filmavau. Gerai, toliau paėmam padelį, taip, irgi čia, šiek tiek atsuksiu atgal, kad matytumėt. Paėmam padelį, pastatau, viskas, epizodas baigėsi. Nedarykit tokio bairio, kad paėmėt ir visą laiką filmuojat, kad paėmėt, pastatot, atidarot, pilat labai ilgai, nuobodžiai, neįdomu.
sekundiniai epizodai, iš to, iš ten, viskas. Visas jūsų video iš tokių epizodų susidaro. Nereikia įtempti ilgai, kad jūs ten ateinat, atidarot, uždarot, nežinau, vėl atidarot, ieškot, labai ilgai, labai neįdomu, labai nuobodžiai. Ne. Iš mažiukų epizodų. Čia realiai tai, ką mes dabar darom, gali būti tik įvairiam video, absoliučiai. Visur, nedarykit labai ilgai, labai nuobodžiai. Neįdomu, turi būti epizodai, kažkas bum, wow, kažkokius vienas epizodas kitas ir tada jūs išlaikysit dėmesį, nes žiūrovai bus ir ten įdomu, ten kažkas ten šovė, ten kažkas įsipylė, karštas, šaltas maistas, nu, bet kas gali būti. Bet turi būti epizodais. Tai gerai. Trečias epizodas buvo, kad mes paėmėm puodelį, ketvirtas epizodas. Matot, kaip viskas greitai eina. Mes jau filmuojam ketvirtą epizodą, o praėjo porą minučių. Įpilam, pastatom. Įpilam kiek irgi 1 sekundę. Pastatot į mikrobanginę, sekundę. Įjungiat laiką, irgi sekundės. Taip, viskas, baigėsi šildyt, atidarat. Viskas labai labai greitai ir tame yra video esmė, kad viską greit parodyti. Gerai, važiuojam toliau. Karštas. Taip, dar kartą paklausom. Tipo karštas maistas, ne? Tai va, čia irgi galite, tipo, negalit paimti, po to pabaigoje ten paėmat kažkaip, ne? Ir tai, va, pavyzdžiui, čia pas mane jau per ilgai buvo. Jau aš galėjau sustabdyti, va, ant šito momento, pilnai, užtektų, nereikėjo ten jos statyti ant to stalo. Čia va, jau per ilgai, jau neįdomu, jau laukiu, kas bus toliau, taip? Gerai, pašildėm pieną, važiuojam prie batono, taip? Paėmėm batoną, viskas, matot, aš jau esu ištraukus tą batoną, jau jį laikau, nereikia ten jo traukti iš to maišo, ten išsirink, gal jūs norėsit pasirinkti kokį batono gabalą, gal 1, 2, 3, žinot, nereikia. Baby, no. Važiuojam toliau. Viskas, taip, jis nuvažiavo, tipo, ten šildas tas mūsų batonas, viskas baigėsi. Pipsena. Irgi, ištraukit, ten badau jį ten ištraukti, ten karštas. Viskas, tom baigėsi. Mes galim pabaigoje dar dadėti kažkokių porą epizodų. Pavyzdžiui, ką mes dar galėtume dadėti, kažką galite pagalvoti patys. Ką mes galim dar dadėti, nes mes turim šiltą pieną, šiltą batoną, gali dabaigti šitą video irgi tokiais mažais epizodais. Kažką ten, nežinau, tepat ant to batono, batonas karštas, bandant ant tep, nežinau, kažkokį ten kremą, sviestą, ten, nežinau, bet ką. Bet tas batonas karštas, jūs tokias, oi, ne, nereikia. Irgi, bet čia irgi epizodais, neužtempkit ilgai, nereikia tempti labai ilgai. Tai va, tai nufilmavę, aišku, jūs, kai filmuosit, jums neišeis nufilmuoti ant sekundės, ten neišeis, jūs filmuokit normaliai, ten bus vienas kadras iš 5 sekundžių, ten jūs ateinat, kol ateinat, matot 5 sekundės. Tas pats pienas, kol dar šaldytuvą paėmėt tą pieną, bus ten šitiek daugiau tų sekundžių. Bet mes dabar viską karpysim. Taigi, pas mane, pavyzdžiui, pirmas epizodas išėjo apie 3 sekundės. Taip, 3 sekundės. Kai jis buvo iš pirmo nufilmuotas, man rodos, per 6 sekundės. Ir ką aš darau? Aš tas visus epizodus įkeliu į CapCut'ą. To atidarysiu. Aš jau praeitą kartą sakiau, bet gal kažkas nematė ar nebuvo. Sekundėlę įkelsim. Taip. Jo, pas man šiaip čia yra jau visi sumontuotas, kaip, sumontuotas taip video. Bet pas jūs bus taip, bet pas jūs bus atskiri kadrai nufilmuoti, taip.
Ateinat, atidarot, pasiimat, įpilat, įdedat, nuimat, nu, pasme, viskas bus jūsų nufilmuota. Tai jūs pailiui čia vat ir įkeliat. Čia vat apačioje įkeliat tos visus epizodus. Ir dabar kas? Dabar mes turim apkarpyti. Būtinai turim apkarpyti. Nepalikit ilgų epizodų, kartuoju, nežinau, kelintą kartą per šiandien, nepalikit. Būtinai turim apkarpyti, nes pas mane vis video išėjo 26 sekundės, 26 sekundės, o nufilmuotas, man rodos, jis buvo beveik minutę. Ten, jo. Tai viską, kol aš viską apkarpiau, išėjo 26 sekundės. Taip. Irgi. Pradžia. Taip, matom. Va. Buvo 1 sekundė su kažkiek, man atrodo. Va. 1:18. Net, man atrodo, mažiau šiek tiek. Va. Jo. Jums atrodo, kad čia jums gali šiaip atrodyti, kad čia vienas kadras, kad aš tai jau iškart paėmau atidarau. Ne. Čia du visiškai atskiri kadrai. Jo, čia 1:08. Buvo 6 sekundės. Aš apkarpiau ir būtent palikau tą dalį, kur einu. Ne kur ten paspaudžiu mygtuką, kad pradėt filmuotis, kol ten aš laukiu. Irgi gali būti, kad jūs stovėt ant kojų, pradėt filmuot kojas ir jos dar stovė, tik po to pradėt tą žingsnį daryti. Tai šitą apkarpykit dalį. Palikit tik tą dalį, kur jūs jau einat. Kur jau einat. Tada, bus žymiai įdomiau. Kur jau einat. Tai jo, tai ir apkarpykit galą, kuris ten sustojat, pavyzdžiui. Irgi nereikia to sustojimo. Tik kur einat. Pilnai va, užteks pilnai. Nes pas man, aš nufilmuoju tik ten, kur aš net pradžioje, jau koja yra pakelta, jau aš einu. Taip. Toliau. Antras kadras. Nes nufilmuoju antrą kadrą ir nuo ko prasideda pas mane antras kadras. Matot, šaldytuvas lygtai jau buvo šiek tiek atidarytas, jau ten ne iš pat pradžio aš atidarau jį, o jis jau buvo čia atidarytas, jau iki galo atidarau, paėmu tą pieną, taip? Irgi aš pradžią pabaigą apkarpau, viskas, irgi, daugiau nieko daryti nereikia. Tai nes nufilmuotas, tai jis buvo, pradėjau filmuoti, aš jį laikiau tą rankiną laikiau ir apkarpiau tą dalį, kur pradedu tyrinėti, palikau tik tą viduriuką, sakykime, taip, kur atidariau. Nes viskas žymiai greičiau eina, žymiai greičiau įdomiau žiūrėti, taip. Ir pasiėmu pieną. Taip, aš irgi apkarpiau tą dalį, kur aš pasiėmu tą pieną, pastatau šaldytuvą ant stalo, nereikia, neįdomu. Visi suprato, kad jūs paėmėt pieną. Viskas. Nereikia, visi žino, kad kaip pieną atidaryti, ką su juo daryti, taip. Jūs tik parodėt, kad jūs paėmėt tą daiktą, tą dalyką, tą maistą. Viskas, jums pilnai, va, užteks. Aišku, faktas, kad dabar trečias kadras jūs paėmėt puodelį. Tai puodelis reikalingas pieno. Taip, ir mes parodom, kad mes paėmėm puodelį. Ir tai, va čia galėjom dar šiek tiek apkarpyti. Va, mes iš čia paėmam puodelį, pastatom. Va, čia jau viskas, jau nieko nereikia. O čia aš dar statau kažkiek tos milisekundžių. Nereikia. Realiai nereikėjo, tikrai. Bet gali būt. Patarnam pieną. Viskas. Aš jau jį atidarius, nes nereikia rodyti, kad jūs atidarot pieną. Kam tai reikia? Nereikia. Neįdomu. Jau įpilat pieną. Viskas. Jūs parodo žiūrovų, kad jūs įpilat pieną ir jį statysit į mikrobanginę. Įpilat pieną, viskas. Įstatot į mikrobanginę. Irgi nerodykit, kad jūs ten atidarot tą mikrobanginę. Niekam neįdomu, kaip atrodo tą mikrobanginę jūsų. Jinai yra, faktas, kad yra, pas daugumą yra mikrobanginė. Viskas, jūs pastatot, įrodot, kad jūs jungiat tam ne 15 sekundžių šildot, o geras 2 minutės. Tai ten jinai gerai sušils, tikrai bus karštas tas pienas, šiaip gali dar dadėti, kokių 5 minučių, 10 minučių dadėti. Bus žymiai linksmiau šiaip. 10 minučių dadėt, tai jis ten nežinau, kas jo pasidarys, ten jau ne pienas, kefyras turbūt pasidarys, taip. Ir dar jums tą puodelį, jis bus karštas, tai čia va, pilnai. Va čia, taip, šiaip gali, bus dar įdomiau, jeigu jūs jums ten 10 minučių, tai čia nesąmonė, kas šildo 10 minučių pieną, nieks nešildo. Tai va, jo, jis paėmė ir dabar kitas kadras, jau jis ten sušilęs tas pienas, jau bandant jį paimti. Taip,
irgi čia apkarpykit, nerodykit to, kad jūs ten atidarot tą mikrobanginę, bandot, viskas, jūs bandot paimti, jūs karštas paimat ir kaip sakiau, čia pas mane jau per ilgai, jau viskas, pilnai čia užtekti, stop, viskas. Taip, toliau batonas. Taip, jūs rodot, kad jūs paimat batoną, kaip ir sakiau, ir neieškokit to batono maišelį, nerodykit, kad jūs ten ieškot tam maišė, nereikia, neįdomu. Viskas, paimat bet kokį gabalą, įdedat ir įjungiat. Viskas, jis nuvažiuoja, bet, pas mane apačiu, pas visus tai gali būti įvairiai. Yra tas toks gan senokas, kuris toks įdedė, toks paspaudė į apačią, jis toks nuvažiuoja ir po to jis taip šoka. Čia taip pas mane jis įsilaigąs, nes taip iššoka, tu toks taip, o tie. Taip. Dabar jis vėl karštas, viskas, jis atvažiavo pas mane atgal karštas. Bandai, karšta. Kaip ir sakiau, gali pabaigoje kažką dadėti. Tai būtų for fun. Tikrai, aš tik užbūčiau. Tai va, kaip ir viskas. Šito video nufilmavom, sumontavom. Labai patogu šiaip per CapCut'ą montuoti. Aš jums pritariu, kad jeigu jūs naudojate, tai labai gerai. Siūlau jums naudoti CapCut'ą. Kas dar? Kaip ir viskas. Tai, sakau iš karto, tokio video tipo pas mane buvo irgi pirmas. Nežinau, kaip jis išėjo. Kaip jį filmuoti, žinau, bet šiaip nefilmuoju tokių video. Bet visai gal not bad, žinot. Tai aš lauksiu jūsų nufilmuotų video. Pirmą lauksiu būtinai video ir antrą. Mes viską peržiūrėsim ir gyvai susitiksim su jumis ir viską aptarsim. Turėsim pilnai valandą su jumis pašnekėti. Tai pasiruoškit klausimų. Aš pasiruošiu jums atsakymus. Ir kaip ir viskas, gali šiaip užduoti klausimus ne tik apie video. Gali bendrai užduoti klausimus apie TikToką, apie viską, kas jums įdomu. Absoliučiai galite apie pamoką užduoti man klausimus, aš jums pasakysiu, matematikai, ar kas, užduokit. Bes turėkit klausimą, kad mes nesidėtume taip, tipo, labą dieną. Čia ne pamoka, čia nebus pamoka, jūs nesumokite, šnekat, aš jūsų draugė. Klauskit, aš jums papasakosiu, lifehack, jeigu norit, kokiu jums papasakosiu. Easy. Tai gerai, tai mes su jumis susitiksim kitą kartą. Lauksiu klausimų ir lauksiu jūsų video. Tai, čiau, žmonės.